Na, sveiki atvykę į Stitches and Coffee with Jurgita kanalą. Mano vardas Jurgita ir jeigu prieš tai esate žiūrėję mano kanalą video, žinote, kad aš gyvenu Vidurio Amerikoje, Ilinojaus pietinėje dalyje valstijos ir dabar jau yra rugpjūčio mėnuo, tai truputėlį vėluoju, kaip ir būtų vidury metų toksai paradas pradėtukų. Ir jeigu matėte mano šių metų planų video, žinote, kad aš buvau suplanavus šiemet pradėti maždaug apie 4 naujus darbelius kiekvieną mėnesį. Kartais būna daugiau, kartais mažiau, bet 12 maždaug iš jų būtų visiškai nauji stiliai arba naujas toks projektas, kur nebūtų kažkas panašiai su siuvinėjimu surišta, taip kad aš bandau įvairiausius kitokiausius darbelius, rankdarbių rūšis, kad nebūtinai būna kaip ir siuvinėjimas. Ir įdomu bus sužinoti, kad buvo pradėti darbeliai, kur turėjau sunkumų ir aš visą laiką laukiu pasiūlymų, ką nors tokio naujo pabandyti, taip kad prašom rašyti, siūlyti man komentaruose, ką nors naujo pabandyti ir galite man ir asmeniškai daugiau tenais ir nuorodas nusiųsti. Tai va, tai čia yra, kaip matote, tik tai dalis šiaip jau visų mano pridėtukų. Aš nerodysiu šiame video jokius pabaigtukus, ką užbaigiau šiemet, tik tai visą tai, ką iki šio momento aš jau esu pradėjusi. Ir tai bus ir senesni darbeliai, ir šių metų pradėtukai. Taip kad paimsiu kiekvieną darbelį dabar atskirai ir parodysiu jums. Na ir kaip minėjau, stengsiuosi duoti truputėlį jums statistikos ir kiek aš išsiuvinėjau kiekvieno darbelio ir matysit nuotraukėlė bus kampe kur nors, kaip turi būti ir kaip buvo metų pradžioje, nes liktai visas tas nuotraukas buvau pasidariusi ir aišku matysite gyvai, kaip atrodo, naudosiu savo knygutė, kur viskas ten surašyta, einu nuo seniausių iki naujausių ir kiek galėsiu jums informacijos duoti, tiek pasistengsiu duoti, ypač kokią statistiką. Taigi, mano pirmasis, seniausias yra Išlepintas vaikas, siuvinėju pilnu kryželiu ir šiais metais aš pradėjau jį nuo 58,51%. Čia yra Astos schema. Ir šiemet tikėjausi išsiuvinėti minimumą kiekvieną mėnesį apie 3900 kryželių. Ir kol kas labai gerai sekasi, per 7 mėnesius jau turiu iš viso 73,11% padaryta. Taip kad yra džiugu ir tikrai, man atrodo, iki 25 metų pabaigos, tikiuosi netgi anksčiau, kad aš turėsiu šitą darbelį pabaigti. Labai fainai einasi ir tik tai gaila, kad visų tų pagrindinių veikėjų jau galvos yra nuimtos. Bet kol kas, va čia va, dar rugpjūtis bus, rugsėjis, spalis, lapkritis, gruodžio, žodžiu, tikrai man išeis pabaigti šitą eilutę ir toliau siuvinėti sekančią eilutę. Prieš tai aš stengiausi per metus maždaug pabaigti 2 eilutes, tai per 100 kryželių žemyn langelių, taip būdavo, bet dabar varau netgi dar daugiau ir šiais metais bandysiu kuo daugiau irgi pasiuvinėti, kad kitais metais kuo greičiau galėčiau šitą baigti, nes aš jį buvau pradėjusi 19 metais, jau nepamenu, sakiau jums ar ne. Bet vasario 22, grinai 19, taip kad jau laikas jį užbaigti. Tai būtų mano pats seniausias pradėtas darbelis ir 19. Ir turėsiu dar keletą nuo tų metų. Taip kad čia Išlepintas vaikas. Na, o mano antrasis darbelis tai Baltijos jūros mandala arba Otsti pagal Chatelain. Štai kaip atrodė metų pradžioje, buvo 16,52%, tik tai ir aš labai palyginus nedaug buvau pasiemusi pasiuvinėti šiais metais jį, bet jau pasiekiau 20,4%. Šiems metams nebuvau konkretaus plano turėjusi, kiek pasiuvinėti, tik norėjau, kad kažkiek tai nors pratęsti.
ir gal kitais metais jau netgi pasiimsiu jį, jeigu ne kiekvieną mėnesį, tai kas gal 2 mėnesius, nes aš jį esu pradėjusi 19 metais kovo mėnesį ir siuvinėju aš ant 32 kaunto Picture Display medžiagos. Ir laikau pagrindę ir kai siuvinėju, ir kai nesiuvinėju, įdėtas yra per kelis pagalvių užvalkalus, kad nesimurzintų, nesudulkėtų, nes turbūt neišeis man jo netgi plauti. Ir noriu iš arčiau truputėlį tik tai parodyti, nes tikiuosi matėte mano, kai mėnesinius darbelius rodau. Tai pats viduriukas, aišku, čia yra ir daug kas iš visų pusių kartosis, bet buvau susikoncentravus šitoj pusėje ir matosi, kad spec diksneliai ir visokiausiai yra padaryti ir su apipavidalimo linijomis ir štai kaip atrodo šilkiniai siūlai, viskas išsiuvinėta. Ir eisiu toliau, pildysiu, čia dar daug ko reikia. Ir kol kas jokių karoliukų, nieko, tų treasures vadinamųjų grobių, tai nesu dariusi dar, nes šiandien bus daug spec diksniukų, bet kol kas aš, kaip sakant, susikoncentravau šiais metais dirbti šitoj vietoj, tai po to šiandien gal kai tą išsiuvinėsiu ir tada prasuksiu į viršų, kad jau užbaigti viršūnėlę ir gal tada persuksiu patį rėmą, kad galėčiau jau dėti karoliukus, gal, nežinau, bent jau visus spec diksnius viską pabaigsiu išsiuvinėti, gal karoliukus paliksiu visai pabaigai, bet nežinau, kol kas taip yra, bet štai kiek yra ir labai patinka ir tikrai norisi kuo daugiau man jo irgi dirbti, kaip ir ant daugelio kitų, bet kitais metais tikrai aš jau pradėsiu jį dažniau tiesiog išsitraukti, nes jau čia nuo 19 metų einu ir nusipirkusi buvau iš rusaitės tokios, man atrodo, jinai gal dar tebegyvena Vokietijoje, sagos variantą, tai tikrai palengvino tada, nes iš pradžių, kai siuvinėjau iš popierinės schemos, tai buvo sunku. Va, ir saga man daug greičiau einasi. Tai va, tai čia būtų mano antrasis darbelis. Ir mano trečiasis darbelis irgi yra paskutinysis iš 19 metų pradžios. Aš jį pradėjau birželio jau mėnesį. Tai vieną turim vasario, kovo ir po to birželio mėnesį. Ir šitas yra Shakespeare's Peddler dizainas. Mano pats pirmasis tas sampleris, kaip ir pavyzdžiukas toksai. Štai kaip turėtų atrodyti maždaug. Kaip matote, kaip buvo metų pradžioje, tikiuosi. Ir šiems metams turėjau palyginus nedidelį norą, tai užbaigti 3 ir 4 lapus. Ir tai man pasisekė padaryti, nes maždaug užsibaigė kaip ir čia. Taip kad dabaigiau taip pat visas raides. Ir dar pilnai 5, 6 liko lapas, parodysiu truputėlį arčiau. Nu tai kaip pirmas lapas, tai buvo irgi pilnas visko, čia antras irgi visko pilna. Užbaigiau visus rašymus, siuvinėjau taip, nesakiau jums, visa schema gaunasi 290 ant 390, siuvinėjau ant 40, kuris daugiau 42 padažymo gavosi. Picture Display, kaip ir rūkas vadintųsi, tokia, kaip ir žalsvumą truputėlį turi tokia medžiaga. Ir su vienu siūlu DMC, čia nėra jokių rankų dažymo siūlų. Raidės mažos buvo vienas siūlas per vieną medžiagos siūlą pilnu kryželiu, o didžiosios raidės tai buvo vienu siūlu per 2 medžiagos kryžiukus. Taip kad matot, čia truputėlį dar nepabaigta. Bet visą tai užbaigiau, perėjau jau ir sekančius lapus, nes nenorėjau, kad kabėtų kokie siūlai, taip kad toliau einu. Ir štai kaip atrodo. Ir matosi tiesiog, kad nepersišviečia, nes aš užbaiginėju. Pradedu, pavyzdžiui, čia, jeigu daina užkišu už, pavyzdžiui, šito žalios, kad eiti iki čia, aš stengiuosi netęsti per medžiagą nugaroj ten tuos visus, taip kad truputėlį visą tai ilgiau trunka, nes čia truputėlį pasiuvinėjai ir užbaigi, žodžiu,
taip darau labai konkrečiai, senoviškai ir ne viskas yra, kaip sakant, veidrodžiškai, nes, pavyzdžiui, čia gali būti ilgesnis koks gabaliukas arba viena šakelė gali būti padalinta nelygiai negu kita. Žodžiu, čia tokių truputėlį nelygumų yra. Mergaitės siuvinėjų, tai jinai tenais nesistengia daryti viską, kad idealiai veidrodiškai gautųsi. Tai štai kaip atrodo, tikiuosi, gal kitais metais man išeis jau šitą darbelį irgi pabaigti, nes jisai mano vienas iš seniausiųjų ir turiu jau sąrašą tokį tų stempleriukų, norėčiau pradėti, bet ne tokių paprastų, daugiau ten su spec dygsniukais visokiausiais daugiau bus, bet čia mano buvo pats pirmasis ir norėjau tokį pabandyti. Taigi, čia būtų mano numeris 3 darbelis. Na ir persikeliam į 21 metus. Ir čia yra mano mergina vaiduoklis, nemokama Anayaki schema. Ir aš ją kiekvieną mėnesį siuvinėju ir tikiuosi jūs pamatėte praeito Liepos mėnesio video pabaigą, nes aš per juos dirbau. Šiemet tikrai kiekvieną mėnesį irgi siuvinėju, kaip ir praeitais metais. Ir kaip matote, štai kaip atrodo, tikiuosi matote irgi, kaip turėtų būti, kai viskas bus užbaigta vaizdas ir kaip buvau pradėjusi šiuos metus nuo 20,04 procentų. Aš ją iš viso esu pradėjusi 21 sausio 1 ir iš pradžių taip nepastoviai siuvinėjau, buvau užbaigusi maždaug taip pirmą eilutę, ten nedaug yra pasislėpę po apačią rėmo ir po to praeitais metais, kai čia pradėjau siuvinėti, po to nusprendžiau, kad gal geriau per visą rėmą taip siuvinėti, man mažiau reikės persukinėjimų gal daryti ar kažką panašiai ir taip paprasčiausiai ėjau tokiais gabalais. Ir buvau nusprendusi šiemet pabaigti 2/3 šitos visos eilutės ir 25 metais užbaigti visą tą eilutę, kiek tik tai išeina. Ir, kai sakiau, pradėjau nuo 20,04, o dabar, ką jūs matote, yra 26,9 procento. Ir bandžiau paskaičiuoti, nes iš viso jos dydis yra 700 ant 580. Jis siuvinėjo 25 kaunto LKS Goblan medžiagos, nieko nesižymė, tik buvau pasižymėjusi per patį viduriuką maždaug va čia, kur gaunasi, tai čia jau viduriukas horizontalumu, taip kad perėjau į antrą dalį. Ir bandžiau skaičiuoti, kada maždaug galėčiau baigti. Tai jeigu taip pasiėmus visą darbelį ir po 1 procentą siuvinėjant, kur 1 procentas tai gautųsi 4060 dygsnelių, nes aš čia nepilnu kryželiu, aišku, siuvinėju. Labai daug blendų, labai daug yra tų pavienių dygsnelių. Ir ją besiuvinėjant, jeigu taip kiekvieną mėnesį po 1 procentą, tai man gautųsi pabaigimas per 8 metus ir maždaug taip gal 4 mėnesius, jeigu taip siuvinėt. Tai galim sakyti, kiekvieną mėnesį per virš 8 metų man reikėtų tada jau kokią beveik 5 dienas, vos ne gal savaitę kartais netgi praleisti ant jos. Ir kol kas, bent jau tuos paskutinius 2 metus, taip aš įtemptai prie jos dirbu ir stengiuosi beveik, kaip sakant, 1 procentą siuvinėti. Šiais metais aš, kai buvau paskaičiavusi, kiek buvo likę nuo metų pradžios, maždaug taip, kad iki kitų metų pabaigos, jeigu pabaigti visą tą eilutę tose rėmose, tai man reikėtų siuvinėti minimumą 3500. Tai čia truputėlį mažiau negu 1 procento kiekvieną mėnesį, bet man reikia pastoviai siuvinėti. Tai kai buvo ta tenais tuštuma, kaip saka, ten truputėlį greičiau ėjusi, bet jau kai priėjom prie pagrindinės veikėjos, tai aišku, čia daug labai buvo susikoncentravimas, daug labai spalvų keitimų ir pavienių tų kryžiukų, dygsnelių, taip kad daug ilgiau laiko trunka. Bet kol kas aš ją ir vis stengsiuosi, kaip sakant, iki pabaigos kiekvieną mėnesį siuvinėti ir pasižiūrėsim, kaip gausis. Čia mano didžiausias darbas ir jeigu net kelis mėnesius nepasiuvinėsiu, tai labai labai nusitemps pabaigimas. Taip kad čia būtų mano numeris 4 pagal senumą darbelis.
Na ir sekantis darbelis gautųsi jau mano sąraše. Tai yra miesto piešiniai 5, ar kaip ten vadintųsi, chimeros schema, o gal dabar jau būtų ir kaip ir kad rusinė, ir kad dėlki, nes žinote, jie karo pradžioje atsiskyrė. Ir šitas dizainas, aš jį siuvinėjau ant 16 count antikinės baltos aidos, taigi pilnais kryžiukais. Ir dydis bus 350 ant 234. Ir iš viso beveik 82 000 kryželiai gausis. Aš jį buvau iš vis pradėjusi, tai 21 metais gegužės 5. Ir šios metus pradėjau nuo 27,71%, o dabar jau turiu 30,1% šito darbelio. Taip kad gal neblogai. Pagrindė siuvinėjau, parodysiu truputėlį kitai šačiu. Irgi siuvinėjau per visą aukštį, kaip sakant, ir einu į šoną. Taip kad čia pasiuvinėjau ir dar kažkiek tai dangaus liko, jisai bus vienas spalvos siuvinėjimas, taip kad labai lengva čia papildyti. Bet čia va taip toliau einasi, gan lengva schema, sakyčiau, tikrai būtų verta kam nors pasiuvinėti, jeigu norite pilno išsiuvinėjimo, tai jų darbelius. Taip kad čia jau gaunasi pagal sąrašą dabartiniu metu numeris 5. Na, o čia mano yra sekantis pagal sąrašą, senumo sąrašą būtų dar vienas chimeros darbelis, vadinasi lietaus lašai ant blakstienų, taip išsiverstų į lietuvių kalbą. Jisai bus grinai kaip ir kubikas, galim sakyti, nes jau yra dydis 350 ant 350. Tai gaunasi iš viso tada bus 122,5 tūkstančio dygsnelių. Ir sakau dygsnelių, nes aš jį siuvinėjau pusiniais ant 25 counto, kaip vadinasi Easy Grid. Tai čia specialiai tokia medžiaga yra. Ir aš prie jo dar neprisiličiau šiemet, tikiuosi prisiliesti rugsėjo mėnesį, nes aš esu jį pradėjusi 21 metais rugsėjo 1, o kaip ir sakant, sveikinu vaikus į mokyklą ir ypač Lietuvos tos vaikus. Ir užtat buvau pradėjusi tą dieną ir tikiuosi irgi šį rugsėjį pasiuvinėti. Šiais metais buvo 9,74 tik tai procento pradėta dalis ir tikiuosi bent jau kokie kelis procentus šiemet dar pasiuvinėti rugsėjo mėnesį, nežinau kaip čia išeis kiek, bet kažkiek tai. Taip kad dar vienas dalykas, pirmas sykį siuvinėjau ant tokios medžiagos, niekad dar nenaudojus tokios. Ir kitas dalykas, kad mano, priminsiu, pusiniukai guli ne tai, kaip tipiškai man būna į šitą pusę, va taip va guli, ar ne, kaip apatinis kryžiuko dygsnys, bet aš darau kaip viršutinį dygsnį, nes einu pagal tai, kaip tas lietus krenta grinai iš tos pusės. Taip kad man reikia psichologiškai, kaip sakant, persirūšiuoti, persigalvoti, kad nepradėčiau taip šitaip va siuvinėti, o va šitaip reikia. Ir kaip matote, nėra labai didelis, nebus labai didelis, čia buvo beveik 1,5 man sprindžio gaunasi taip. Ir plus šitam darbelėje, kaip ir dauguma, jau pradėjau daryti ant pilno išsiuvinėjimo, kadangi matote labai nedaug yra tik tai atstumo iki galvos uždangalo viršaus ir jeigu po rėmais dažniausiai pasislepia keletą eilučių, tai iš vis būtų, galim sakyti, prisiliestų, taip kad dėl to aš pradėjau pridėjinėti dar papildomai 2 eilutes, grinai tos pirmos eilutės arba bus kaip čia stulpeliai, viskas tas pats, tik tai reikės pridėti. Taip kad susimašiau tik tai gale, taip kad reikės, kai jau rasiu, kur buvo toj pirmoje eilutėje tas siūlas, tai po to didinėsiu ir taip galėsiu paslėpti po rėmų ir nebus taip, kaip atrodytų suspaustas grinai visas vaizdas. Tai va, tai čia būtų mano sekantis senukas. O šitas sekantis darbelis yra, buvau nusipirkusi iš VK vienos iš dizainerių.
Ir jį pradėjau 21 metais naktį grinai per vidurnaktį iš spalio 31 į lapkričio 1. Ir vadinasi, kaip čia velnio kulto magistras, ar kaip žinote, turbūt jeigu matėte per tuos metus visus mano video, kad čia yra pagal dizainas pagal serialą kiniečių su tais pagrindiniais aktoriais dabar, kurių gimtadieniai švenčiami ten taip, spalio ir rugpjūčio mėnesį. Taip kad šį rugpjūtį žadu prie jo prisiliesti. Šiemet dar nesiuvinėjau nei kiek, užtat ir tebėra 37,19%, ką matote. Ir aišku, visi ties dizainerių schemos būna su biesais visais ir blendais, visokiausiais tokiais dalykais. Ir čia irgi taip pat buvo taip, kad pasiuvinėjau gabalą ir ten bandau užpildyti visus apibrėžimus, ką reikia. Čionais gėlyčių matosi, pumpurėliai čionais tie visi, debesis, viską apibrėžiu ir matosi tų pagrindinių veikėjų, kaip ir šešėliai tokie dar nesiuvinėti. Taip kad palyginus nemažas darbelis, galvoju, truputėlį mažesnis bus, bet nieko tokio, man jisai vis tiek yra gražus ir po truputėlį jį va taip siuvinėsiu, bet tikiuosi jau per kelis metus gal ir pabaigsiu, nes jau kaip ir reikėtų tokį pabaigti. Ir taip pat rėmą irgi pirmas iki tokį kvadratinį esu pasidariusi, lengviau pragręžti, aišku, bet pasižiūrėsim, kaip atrodo tie sulankstyti kampai, kad jie nėra labai švelnus, kaip sakant, neapvalesni. Ir gal perkelsiu tada, kad suktųsi į lauko pusę, gal kur išsiuvinėta, kad nesimaišytų. Siuvinėjau ant 28 kaunto Monako per 2 ir iš viso dizainas yra 172 ant 236, jeigu jums taip įdomu statistika. Taip kad čia būtų sekantis, paskutinis, man atrodo, 21 metų senukas. Nu, sekantis pradeda 22 metus mano arbatinis drakoniukas. Jį pradėjau gegužės 21 dieną tais metais ten. Dizainerė yra Nadežda Kazarina. Pirkau tada, man atrodo, iš VK grupės irgi. Ir buvau nusipirkusi 4 tokius drakoniukus su skirtingais gėrimais. Tai vieną esu jau pabaigusi. Aš buvau nusipirkusi arbatinį, kavos, alaus ir, man atrodo, romo gėrimus su drakoniukais. Ir šitą, kai aš pradėjau šiemet, tai buvo 28,81%. Ir ką jūs matote, tai yra 44,6%. Tai jau beveik pusę padariau. Ir visus siuvinėjau ant juodos medžiagos, lino Belfast. Ir kad visi taip vienodai maždaug atrodytų ir taip iššoka daugiau. Ir labai daug yra apvedžiojimų, biesų tų vadinamųjų, kiekvienas žvyneliai, taip vadinasi, liktai drakoniuko, ir apžymėti, apibraižyti yra, ir taip pat ir tie dūmai, tai yra ir su 1 ir 2 siūlais, ir netgi aplinkui ten buvo kryžiukai, vienas apatinė dalis vienos spalvos siūlų, viršutinė kitos. Ir aišku, kaip linas, tai truputėlį kryžiukai gaunasi ne visi lygus, idealūs, bet gan vis tiek gerai atrodo. Ir va matosi, čia bitė ar širšė, bitė, man atrodo, paprasčiausiai vadinasi. Jo ir kojytės čia taip apibrėžtos, prancūziški mazgeliai buvo akytėse abiejų. Ir kai viską išsiuvinėjau dalį kokią, iš karto puoliau dėti tos biesus, nes kaip matote, jų milijonas gaunasi dygsnių. Ir maždaug iki čia irgi yra užbaigta. Taip kad jau beveik paruoštas prasukti rėmą savo namo, kaip naminiu būdu daryti rėmai. Pats, man atrodo, pirmas, taip truputėlį taip nelygiai pragrėžiau skilutes va tenais. Ir taip pat įtempiau tokiu būdu, nežinau kaip lietuviškai netgi vadinasi tie įtempėjai tokie, bet štai kaip atrodo mano arbatinis drakoniukas. Ir tikiuosi bent jau kitais metais jau jį pilnai pabaigti, nes visus noriu 4 išsiuvinėti ir tada visus vienodai grinai įrėminti.
tokio pačio stiliaus rėmus, nes visi bus ant juodos medžiagos, tai taip gausis, tikiuosi, visi draugiškai ir atrodys. Taip kad čia būtų mano sekantis jau 22 metų pradėtukas. Na, o čia būtų mano 9-asis jau dabar sąraše. Tai gal atpažįstamas Lanarte rinkinys Azijietiška porelė, kaip ir vadinasi. Jį pradėjau 22 metais per Valentino dieną. Ir šiais metais pradžioje turėjau 21,33%. O dabar truputėlį jau esu šiemet pasiuvinėjusi ir turiu 26,72%. Tai truputėlį paaugo ir ką galiu pasakyti apie šitą darbelį, kad radau sagos variantą, taip kad daug lengviau, aišku, siuvinėti, bet Lanarte rinkiniai, kiek iš daug ko esu girdėjusi, kad labai lengvai siuvinėjasi. Ir pavyzdžiui, šitame gaunasi beveik pilnas užsiuvinėjimas. Tik tai čia keletą tokių kaip ir tuščių vietovių čia ir pačiam čia kampe, kad nėra užsiuvinėjimo, kaip sakant, ta siena ir ta siena vadinamoji, kaip aš vadinu, tai siuvinėjimo pagrindė yra su vienu siūlu netgi, taip kad visas vaizdelis toks tai gaunasi kaip ir lengvesnis, gal netoks sugrūstas. Kažkaip jį netgi siuvinėjant, aš pati pradedu lėčiau siuvinėti, nes kažkaip tai atsipalaiduoju labai jį bedirdama, netgi kai dariau jos tą galvos papuošalą, tenais irgi pamaišymų yra, nors sagos tam nemokam, kažkas įdėjo tenais, tai variantė yra kažkiek klaidų, jau ten radau pagal popierinį variantą, taip kad ten bus karaliukų dar dadėta kažkada, bet pačio pabaigoje turbūt tik tai darysiu. O kol kas taip jos veido nenorėjau netgi dabar siuvinėti, bet jau to reikės. Bet gal pirmiausia aš padarysiu jo tą aprangą, nes ten bus labai spalvingas irgi drabužis. Taip, kad tenais irgi bus spalvų keitaliojimai. Ir kažkaip, sakau, labai lengvai siuvinėjasi. Medžiaga buvo įdėta kaip ir vos ne skaitytųsi rankų dažymo, tik tiek, kad yra atspausdinta ant šitos pusės. Ir kitoj pusėje ten nieko normaliai taip jau nesimato, daug blankesnis vaizdas. Taip kad labai gera medžiaga, labai lengvai siuvinėjasi, tie kryžiukai taip gražiai gulasi man kažkaip tai. Čia liktai 27 kauto Lanarte deda medžiagą. Taip kad dar tikiuosi jį pasiuvinėti, nežinau, kada pilnai užbaigsiu, bet jau turiu visą sąrašą Lanarte darbelių laukiančių, kai šitą pabaigsiu. Taip kad bus vienas po kito. Taip kad pasižiūrėsim. Čia mano 9 darbelis Lanartės Azijietiška porelė. Na, o šitą gražuolę, kuri pas mane dabar ateina numeriu 10, tai turbūt visi jau turėtume žinoti, jinai yra Barbora Radvilaitė, gan žinoma mergina, moteris Lietuvos ir Lenkijos senais laikais. Ir schema, kurią aš siuvinėju dabar, yra Astos schema padaryta. Ir siūlyčiau pasižiūrėti, jeigu norėtumėt kažką tokio lietuviško turėti pas save ant sienos siuvinėjant. Jinai turi padariusi keletą skirtingų netgi laikotarpių Barboros portretų, yra ir juodai balta irgi šita, ir skirtingų tenais atspalvių. Žodžiu, pasižiūrėkite, jeigu įdomu. Šitą schemą, kurį dabar siuvinėju, yra 204 ant 356 ir aš darau ant 24 kaunto stramino, pusiniais, aišku, čionais. Ir taip, kas čia dar, tai nedidelis bus portretas, tik virš 74 000 dygsnelių. Ir šiais metais pradžioje aš jos turėjau 22,48% ir šiemet pasiuvinėjau truputėlį, tai gavosi 26,7%. Ir taip pat nusprendžiau šiemet, kad pradėsiu pridėjinėti tokį tamsų, kaip ir atspalvį čionais rėminimui, kad padėtų, nes, kaip matote,
dizainas yra toksai ovalus ir nenoriu, kad jeigu daryčiau kokį ovalų rėmą ar ką, labai šviesą saulė kaip tik spigina, kad šitie gabaliukai nesatrodo kaip grinai kokia būtų supinta vyja iš medienos. Nenoriu, kad tai visa būtų paslėpta ir taip negražiai, taip nukastų tiesiog. Tai užtat aš pasiėmiau čia, man atrodo, nežinau, nepamenu, ar čia 30 numeris ar 33, man atrodo, gal čia ir yra juodas, bet kol kas pradėjau daryti vienpusinukais, varyti per 5, ten turbūt vėliau dar dadėsiu, nes man atrodo, čia neužteks, va taip ir įrėminimui reikės dar kokią bent jau 10 gal pridėti, bet kol kas pradedu pildyti čia, kai tenais gal nešius jau į tokią mes turime čia dabar vietinėje bibliotikoje, renkamės 2 kartus į mėnesį, kaip vadinu, sėsk ir siuvinėk, tokia grupelė. Mūsų jau geras skaičius darosi ir ten kokias 4 valandas praleidžiam, tai sakau, galiu va taip nieko nemastant pasiimti va taip ir siuvinėti, pildyti šito atspalvių čia tą aplinkui rėmą. O kol kas, tai štai kaip atrodo, aš jį buvau pradėjusi 22 metais Liepos 1, kai svečiavausi Lietuvoje ir pas tėvus ir galvoju, būtinai reikia kažką lietuviško tokio pradėti. Tai buvau atsivežusi ten mažą kuisnapą ir šitą schemą ir pradėjau. Taip, ką dar galiu pasakyti, kad nedidelis toks bus ir kaip matote, čia kol kas aš ėjau tą aplinkui rėmą daryti, kažkiek čia beveik pabaigiau jos karūnos viršūnė ir čia bus daug perlų tų visų, kaip jinai buvo žinoma savo portrete, kad ten tai būdavo pasipuošusi, apsidailinusi. Taip pat matote, pasidariusi esu Lietuvos kaip ir vėliavos savo magnetuką pati savo, kad tokį grinai lietuvišką atributika kad būtų. Taip kad štai kaip atrodo mano Barbora Radvilaitė ir aišku, kiekvienais metais būtinai aš ją įsitrauksiu ir toliau siuvinėsiu ir jau kai ateisius laikas, tai pasimsiu ir ją atlaikysiu kaip vieną pagrindinių. Tai šiaip sakau, būtų gerai ir jos vyrą dar išsiuvinėti, bet jisai daugiau taip kaip ir Lenkų buvo jau žmogus, taip kad nežinau, ar būtų šiaip gerai kokią porelę turėti, bet pasižiūrėsim. Tai tiek būtų mano Barboros Radvilaitės. Na ir pradedam sekantį 10. Ir ką matote prieš save, tai yra Lilith, kaip ir skaitytųsi Adomo, gal pirmoji žmona ar kažkas panašiai. Ir aš iš pradžių planavau ją siuvinėti pagal Heaven and Earth Design schemą, buvau įsigijusi. Ir po to pradėjau žiūrėti, kad man gal nelabai patinka, kaip ten atrodo kūno spalva, ten rankos ir aplink kaklą, tenais tie perėjimai spalvų. Tai man Asta perdarė tą schemą ir gausi taip pat truputėlį mažesnė, taip kad irgi didelis pliusas gaunasi, taip nereikės labai didelę daryti darbelį. Nors šitas darbelis yra gan palyginus vis dėlto nemažas, nors ir bus plonas iš pločio, bet ilgas, taip kad 270 ant 599 ir iš viso turėtų gautis virš 161 tūkstančio dygsnelių. Ir kol aš jį pradėjau 22 metais gruodžio mėnesį, kaip tik savo gimtadienį, nes mane pritraukė kažkaip tas visas vaizdas ir tas žvilgsnis šiandien labai kažkaip toks įdomus buvo, tai dėl to ir norėjau labai ją siuvinėti. Ir labai po truputėlį tik tai pradėjau siuvinėti ir kaip šiais metais dar neprisiličiau prie jo, bet būtinai prisiliesiu gruodžio mėnesį, nes visus darbelius nors noriu per tą mėnesį, kai juos buvau pradėjusi, taip pat siuvinėti kitais metais ir taip toliau. Taip kad ką čia matote prieš save yra 3,55%. Ir aš norėjau paprasčiausiai prieiti prie mano mėgstamiausių tų atspalvių, kur yra tie mėlyni ir violetiniai. Norėjau pasižiūrėti, kaip ten viskas atrodys. Čia matosi jau kaip ir grandinė tokia čia jau yra ir, nežinau, taip matosi jums ar ne. Ir šitos mėlynos spalvos, kai pradėjo tokios pasirodyti labai gražiai ir čia jau kita gėlė bus.
Man čia taip atšviečia saulė, kad aš nieko nematau, ką jums rodau. Žodžiu, taip bus toksai darbelis. Ir kol kas aš neskubu prie jo dirbti, po truputėlį, kaip sakiau, kol prieis jau jo eilė ir galėsiu daugiau prie jo prieiti ir toliau siuvinėti. Jūs pajudinau. Taipgi, čia būtų mano jau 11 ir taip pat pilno išsiuvinėjimo darbelis. Ir štai sekantis yra, tikiuosi, daugam lietuviškas paveikslas žinomas ir tai yra lietuviško dailininko paveikslas, kuris rodo lietuvišką, čia turbūt kaip ir rugiapjūtė, ar kaip ten ir gautasi, dizainą vadinam pjovėją ir Astos schema, tai jinai tą turi, jeigu norite irgi pasiuvinėti kažką gryno lietuviško, taip pat kaip ir Čiurlionio paveikslus. Ir aš šitą darbelį siuvinėjau ant 24 kaunto Kongreso stramino. Pradėjau 23 metais vasario 3 dieną, tai tik tai virš metų praėjo. Ir 24 metais aš sausio mėnesį turėjau 4,1% ir kažkiek va čia jau pasiuvinėjau. Ir dabar turiu 7,36%, ką jūs matote prie save. Tai matote, nepalieku pakabinamųjų jokių siūlų. Kol kas siuvinėjau tik tai čia tą visą dangų, tai nebuvo labai sunku. Ir čia jau matosi tas nepjūklas, kaip ten vadinasi, tas instrumentas rugiapjūtėms, bet jau kaip ir jo forma matosi ir ten po truputėlį taip einasi. Ir ar palaukit, ar nesakiau, kad 300 ant 425 schema gaunasi, žymiuosi medžiagą, kai tik reikia, tik tai pagrindė, nesusižymėjau viską iš anksto. Ir nežinau kol kas, kokiu greičiu aš prie jo dirbsiu, pasižiūrėsim. Bet kol kas norisi kažkokią tokią lietuvišką irgi po truputėlį siuvinėti. Tai nežinau, ar išeisiu jau šiais metais prie jos prisiliesti ar ne. Bet būtinai kitais metais, bent jau vasario mėnesį, turėsiu kažką pridėti. Taip kad čia yra mano jau 12 darbelis pjovėja. Ir sekantis yra dar vienas Lanarte darbelis. Aš pirmą sykį buvau užsirašiusi į tokį nežinomuką, selą tą vadinamąjį, siuvinėti. Užsisakius buvau kaip ir rinkinį, kuriame nėra tik tai tų kodų ir nėra schemos. Schemos buvo man siunčiamos elektroniniu paštu dalimis, man atrodo, liktai 17 dalių tenais buvo. Ir man atrodo, ką jūs čia matote prieš save, tai išsiuvinėtos liktai 3 dalis. Ir kai jau norėjau čia nesenai visai išsitraukti, pasiuvinėti, bet pasirodo, kad nuorodos per elektroninį paštą, kur galima buvo ten pasikrauti tą schemą į Pattern Keeper arba šiaip ant kompiuterio, tai kad jau tos nuorodos nebeveikia, turbūt jau per senos nuorodos joms skaitosi. Taip, kad ten aš buvau suregistravus taip pat Facebook'e specialiai toms SEL Lanarte darbams ir bandžiau ieškoti tenais, kad kol kas nemačiau 23 metų pirmos dalies to SEL'o, tai, bet kažkas rašė, ten matė, tai jei ne ten, tai man reikės tada rašyti pačiai kompanijai, prašyti, kad man atsiųstų schemą, nes be schemos, aišku, nieko negaliu siuvinėti, nes net atspausdintos schemos neturiu. O pasimokinau, kad reikia viską iš anksto išsisaugoti keliose vietose ir kompiuteriai ir dar kur nors viską, kad netyčia niekas nepradingtų. Taip, kad dabar jisai sėdi, tas darbelis uždarytas, kaip sakant, ir laukia, kol aš gausiu schemą toliau siuvinėti. Ir ką tik tai noriu parodyti, kad dažniausiai Lanarte neturi jokių tenais biesų ar ten dar ko nors, nebent ten spec, bet šitam darbelyje va čia jau buvo tas apvestas toks tai vienas lapelis, ten visiškai nedaug. Taip pat matome, kad yra su 2 siūlais kryžiukai daryti ir pavyzdžiui su vienu. Tai irgi kaip 3D biški daugiau gaunasi, taip iššoka daugiau vaizdas į priekį. Ir žinau, kaip atrodys šitas ir daug kas jau praeitais metais tiesiog buvo išsiuvinėję.
bet kaip sakiau, kol aš neturiu tos schemos, negaliu siuvinėti. Beje, jeigu jūs gal turite jau šitos schemą ir ypač jeigu sagos variante arba tenais nors PDF, jeigu galėtumėt pasidalinti, būtų man daug lengviau negu ten bandyti kur nors dar ieškoti arba įrodymus visokiausius prisibelsti prie kompanijos. Nežinau, kaip jie ar staigiai atsiliepia ir atsiunčia ar kažką tokio. Taip kad čia yra 23 metų pirmas dalis to selo. Na, o sekantis darbelis, tai man nieko nesimato jums, ar ne? Tai aš jį buvau pradėjusi praeitais metais, 23 metais, balandžio mėnesį. Ir iš šitokio žurnalo, kaip šviesa, Cross Stitch Needlework, 97 metų gruodžio mėnesio. Ir buvo šita pagalvėlė, Ledi portretas vadinosi, ir jinai yra sudaryta iš keletų dalių. Tai praeitais metais pabaigiau tą, kaip ir viduriuką, tą kamejo, jos portretą, ir dar tebėra netgi ant lankelio. Pasisuk. Štai kaip maždaug atrodo siuvinėta ant 25 lygtai kanto medžiagos per vieną pilnu kryžiuku. Ir štai kaip atrodo, kaip ir šešėliuose. Viską padariau, išskyrus, va čianais bus iš tų kaspiniukų išsiuvinėta, aš tų kaspinų dar nesu susirinkusi. Medžiagą turiu tai pagrindiniai pagalvės daliai, bet nežinau, gal aš kažką irgi čia keitaliosiu truputėlį, kad nebūtų tiek daug tų kaspinų ir tikrai šitų visų aplinkų čianais su kaspinais, su visokiausiais karoliukais nesiuvinėsiu tiek daug. Čia toks senesnis dizainas, aišku, bet norėjau paprasčiausiai tą dalį šiemet pradėti ir tikiuosi, kad gal kokį rugpjūčio rugsėjo mėnesį pradėsiu bent jau tą pagrindinę dalį čianais ir pasižiūrėsim, kaip tada eisis. Ir liktai toj daly gal jau bus siuvinėjimo per du, nes tikrai per vieną tai čia buvo didelė maišalynė tokia ir taip kažkaip keistai labai atrodė, bet siuvinėjusi taip pat su vienu siūliuku. Taip kad čia būtų mano jau iš žurnalo trumpinimo toksai darbelis. Na, o šis darbelis, galime sakyti, jau prie pat pabaigos ir aš nerandu to žurnalo, iš kurio aš jį siuvinėjau. Čia turbūt buvo irgi vienas iš tų senesnių žurnalų. Vadinasi Viktoriški deimantai ar Viktorijos deimantai. Ir galim sakyti, šiandien buvo ne kryželinis darbelis. Kas buvo kryželiu, aš jums truputėlį iš arčiau parodysiu. Kas buvo kryželiu siuvinėta, tai tik tai pats viduriukas, tos gėlytės. Čia, man atrodo, neužmirštuolės ar našlaitės, kaip ten vadinasi, tos gėlytės. Su truputėliu čianais bieso. Taip pat radau schemoje tenais tokių keletą nelygumų, kad kažkas nesusėjo, ypač su tais karoliukais tenais keletą tiesiog trūko buvo pažymėta. Bet, kaip matote, tik tai tas yra siuvinėta, čia yra specdiksniukai, netgi čianais nepaprastas toks tai gaunasi, kaip ir apibrėžimas su tokiu blizgučiu, bet truputėlį kitoks yra, aišku, čia karoliukai įvairių stilių. Ir kas man likė, tai kaip ir pakabukas būtų ten su tokiais blizgučiais, reikia padaryti tokią kaip ir gėlytę kažkaip tai pritaisyti ir po to, kad kabėtų ten keletą tokių. Tai tiek man yra likę padaryti ir nerandu šito žurnalo. Taip pat kaip ir nerandu vieno žurnalo, iš kurio norėjau netgi liktai 3 pradėtukų šiemet turėti. Ir abu du žurnalai taip gerai pasislėpė nuo manęs, kad aš neįsivaizduoju netgi, kur pradėti žiūrėti. Nors liktais organizavausi visus žurnalus ten pagal tematikas ir viską liktai pervečiau ten ar ką, bet bent jau žinojau, kelintų metų tas žurnalas turi būti, tai žinojau tiesiog pavadinimai, bet niekur nerandu. Žodžiu, taip gerai pasislėpęs yra, kad nežinau, tiesiog nesinori jam, kad būtų pabaigtas ar kas. Tai užtat kol kas dar tebelaikau ant rėmų ir būtų labai fainai man, kad jisai atsirastų ir pabaigčiau iki šių metų pabaigos, nes toks buvo mano šimetinis tikslas pabaigti šitą darbelį. O jei nerasiu iki naujų metų, tai turbūt nuimsiu nuo rėmo, gal tai paskatins man tą žurnalą atbėgti pas mane, nes turbūt po akimis kažkur tai kaba, sėdi ir juokiasi iš manęs. Tai va, bet vis tiek šitas būtų vienas iš tų žurnalų pradėtukų ir
kol kas tebėra kaip ir nepabaigtukas. Na, o šitą darbelį, jeigu patinka jums Rosewood Manor, Karen klubo dizainerė, tai turėtumėt tikrai atpažinti, vadinasi Inspiration arba, kaip ten vadinasi, įkvėpimas gal turbūt vadintųsi lietuviškai. Aš jį pradėjau 23 metais, jau gegužės mėnesį viduryje. Ir šiais metais pradžioje turėjau 14,16% ir šiemet jau spėjau pasiuvinėti ir dabar turiu 15,4%. Tai galim sakyti 1% suspėjau išsiuvinėti ir medžiaga yra 32 kaunto Picture This Plus Chime, tai kaip ir varpelis, ar kaip čia skaitytųsi. Ir kaip aš siuvinėju, tai matote, man šonuose užtenka pilnai medžiagos. Tai pirmiausia, aš tas lianas, tas juostas einu vieną pusę, po to grįžtu atgal ir po to dapildinėju ten tuos vienetinius kryžiukus, kur reikia, ar kažką panašiai. Viskas siuvinėjama DMC siūlais. Ir stengiuosi irgi nepravesti tiesiog iš vienos dalies į kitą. Jeigu išeina tenais gal per vieną kokį kryžiuką ten pratęsimas, jeigu būtų, tai čia užtaisysiu ir čia daeisiu, bet stengiuosi taip netampyti kaip ir tais pavyzdžiukais dideliais sampleriais, kad irgi stengiuosi daryti, nepratempti už nugaros tų siūlų. Taip kad kol kas po truputėlį irgi ją siuvinėju, kol ateis laikas ir bus jisai vienas mano pagrindinių tų mėnesinių darbelių. Irgi ilgam laikui šitas darbas bus, ypač šitam viduriuke, kur ten bus siuvinėjama likti petitų, tai viskas dar lėčiau tenais eisis, nes bus daug smulkumo, bet kol kas man labai patinka tos gėlės tokios pavasariškos, vasariškos, tas visas vaizdelis toks nuostabus tiesiog. Ir Karen pačiai tas darbelis vienas iš labiausiai patinkančiųjų. Taip kad tikiuosi skaičiuojatės numerius ir čia būtų mano tas įkvėpimas pagal Rosewood Manor. Ir dabar liktais 17 numeriu gaunasi Abris Art ukrainiečių kompanija. Darbelis vadinasi Blue Gold arba mėlynas auksas. Ir tai yra žuvytė. Tikiuosi matot, kaip turėtų atrodyti. Aišku, visiškai kitaip atrodys gyvai, nes tai yra siuvinėjimo vien tik karoliukais ant spausdintos tokios stiprios kanvos medžiagos, netgi nesiuvinėjimo medžiaga. Ir tai irgi taip pat duoda truputėlį sunkumų, nes kartais ne visada gali su adata gerai pradurti, netgi labai smulkia gera aštria adata pradurti per tą medžiagą. Tai praeitais metais, kai pradėjau, birželio mėnesį ir buvau padariusi tik tai keletą tų karoliukų, bet matote, tikiuosi, kaip blizga. Ir bandžiau dviejais būdais, kaip pritvirtinti, kaip rodo, pasižiūrėti, kad tas man labiausiai patinka. Ir po to nusprendžiau kokiu ir dabar pagrinde, ką matote čia, tai galim sakyti, beveik viskas yra kol kas išsiuvinėta šiemet. Praeitais metais gal 23, tai padariau kaip ir simboliškai čia, kai pradėjau. O visa šitai dabar yra išsiuvinėta šiemet. Ir jisai gan lėtai einasi, nes, kaip sakiau, norisi, kad viskas lygiai gautųsi ir kad pradurti su adata tam tikroje vietoje. Nes matote, kaip yra, kur karoliukas turi būti ir ten simboliais tam tikra spalva tenais koduose pažymėta ir reikia ten pataikyti. Ir jau keletą vietų, man atrodo, aš gal irgi turėjau praleisti karoliuką ir taip sulyginti, nes nelabai gražiai gulėsi. Bet jau tikrai nelaukiu to laiko, kai čia naisva reikės siuvinėti, pasižiūrėkite, kokia maišalinė gaunasi, bet užtat, man atrodo, galutinis variantas tai bus tikrai nuostabus. Tai va, tai kol kas štai kaip einasi labai lėtai palyginus, nes kai kurie atspalviai yra labai panašus ir reikia žiūrėti, ar tenais tas mini, tas petitas yra karoliukas, ar normalus, nes čia yra dviejų rūšių, dviejų dydžių. Taip kad štai kaip atrodo mano mėlynas auksas ir žuvytė. Ir aš jį siuvinėju kaip ir tėtės garbei, nes jisai yra žuvis pagal zodiaką. Tai užtat sakiau, pirmas bandymas toksai
ir yra su žuvimi. Plus šitas man tik toks neskubantis darbelis yra, nes toks, kadangi visiškai kitokio stiliaus, yra ne kryželinis, ne specdiksneliai, o tik tai va taip karoliukais, tai toks kartais tiesiog atsipalaidavimas yra tarp kryželinių darbelių, ypač jeigu siuvinėjų pilno išsiuvinėjimų didelius tos darbelius, tai kažkas va tokio paįvairinimui grinai yra darbelis. Na, tai tiek dabar su šituo darbeliu ir einam toliau. Ir sekantis pagal eilę gautųsi šitą uogą, tai vadinasi undinė uoga, Erika Michaels dizainas, jį pradėjau praeitų metų birželio pabaigoje ir jisai susideda iš 2 dalių, tai pirma bus uoga, o kitas toksai kaip ir paveiksliukas, medalionas ir tie dizainai pagrindė visi, tos uogos vadinamosios visoje serijoje galima nusipirkti kaip ir šilkinę, kaip ir marlę arba kaip siuvinėti ant lino ir aš visas renku kaip šilkinės marlės, nes bus mažesnės. Pažiūrėkim truputėlį arčiau. Šiemet, galim sakyti, beveik viską pabaigiau šitoj daly išskyrus čionais kainai turi turėti ant rankos palaikyti truputėlį pasiuvinėti. Na ir po to reikės viską užpildyti. Tai pilnas išsiuvinėjimas gaunasi, nes čia 40 kaunto šilkas ir matot kokias didelės skylės, taip kad visą tai reikės užpildyti. Dėl to ir va čionais pratesimą dariau po apačią, nes bus viskas užpildyta. Ir specdiksneliai visokiausi tenais buvo ir karūnai, ir jos kūne uodegoj. Viskas siuvinėjama yra pagrindė su Weeks Dye Works, Gentle Arts, tais dažytais siūlais ir RDMC. Ir ką tai tikiuosi kitais metais šitą jau būti pabaigus ir gal netgi tą medalioną. Kai perki šilkinės uogos schemą, tai dažniausiai būna tie šilko gabaliukai pridėti, užtat kaina truputėlį didesnė už dizainą schemą. Ir čia matosi jau medaliono gabaliukas, kurį aš jau esu prisiuvus, pažymėjusi, tik tai reikės man iškirpti, jau kaip būsiu pasiruošus, iškirpti kaip čia naisvai iškirpau, kad galėčiau siuvinėti. Ir labai fainas, ir kadangi man viskas, kas susijęs su vandeniu jūra, labai svarbu yra, ir užtat aš šitą uogą pasirinkau kaip pirmąją iš savo serialo. Bus įvairių tų vadinamųjų uogų ir štai kaip atrodo, labai man patinka, tos perinamusios spalvos, visas tas gaunasi labai fainai. Taip kad čia būtų mano sekantis darbelis sąraše. Ir šitą sekantį darbelį aš pradėjau praeitais metais, Liepos pabaigoje, kad kaip ir švęsti drakono laivų paradus, kaip ta šventė. Ir šitą schemą buvau senai įsimylėjusi, čia Astos schema yra. Ir tas dizainas su manim labai yra irgi toks surištas, aš esu raudonasis drakonas pagal gimimą. Ir kaip matome, čia jinai irgi turi raudonąjį drakoną, kaip ir ant peties, jinai turi tatuiruotę drakono, bet labai daug įvairiausių spalvų, nuostabiai tiesiog, kaip paimtum spalvų paletę ir jinai ten sprogo per visą tą darbą, taip kad bus labai daug laiko prie jo praleista, nebus lengva. Dizainas pats irgi gaunasi didelis, nes tokio spalvų paletėje tai tikrai neįmanoma gerai parodyti mažesnėme dydyje. Šitas yra 500 ant 762 ir aš jį siuvinėjau ant 24 kaunto kongreso stramino pusiniais. Tai iš viso, kai pabaigsiu, bus 381 000 dygsnelių. Ir šiais metais pradėjau tai nuo 0,8 procentų. Šiemet jau spėjau pasiuvinėti ir dabar turiu 1,64 procento. Ir kaip matote, aš nepalikinėjau pakabintų siūlų, kaip aš kitose darbuose turiu, nes kadangi tiek daug spalvų, tai būtų čia milijonas palaidų tų siūlų, tenais tų paparkinimų. Ir po truputėlį va taip einu ir
Tikrai neinasi labai greitai, nes, kaip sakiau, čia labai daug yra siūlų pasikeitimų ir kad parodyti visą tą grožį ir gėlytėse ir bus jos aprangoje visoje ir matote, kokį dydžių gaunasi pats darbas, taip kad bus nemažas tikrai, bet aš po truputėlį dirbsiu ir man atrodo, taip geriau man psichologiškai netgi atrodo visi tokie, va čia nesukabinti siūlai, nes va, truputėlį dar pasiuvinėjau ir tada sustabdydavau, kaip sako, nes su tiek daug atspalvių būtų labai daug kabančių tų siūlų ir būtų po to sunkiau susigaudyti, katrą paimti. Taip kad čia yra šilko karalienė ir jūs ją matysite tikrai ne vienus metus, nes labai po truputį ten siuvinėsiu. Tai va, tai čia nežinau, kelintas numeris, pasižiūrėsim po to. O sekantis yra Mereškos darbelis, vintažinės, senovinės, kaip čia, lilijos vadinasi. Aš jas siuvinėju ir kai pabaigsiu, tada kartu su rožėmis, kurios jau yra išsiuvinėtos, kartu su jo abi rėminsiu taip pat. Ir pakeičiau šitą medžiagą, nes buvau gavusi su Aida rinkinyje, tai pakeičiau į 32 kaunto kaip ir latė Belfast liną. Tai stengiausi maždaug pagal spalvą atiderinti su rožėmis, kad būtų labai panašiai. Dizainas yra 99 ant 184. Ir aš kaip dažnai pradėjau nuo viduriuko, po to kilau į viršų ir beveik pasiekiau pačią viršūnėlę. Ir tai po to dabar taip pildau visą tą teritoriją, kai išbaigsiu, tada prasuksiu į apačią. Ir čia aišku yra visokiausių ir pusinukų ir taip toliau. Bet būtų labai fainai 25 metais ją irgi užbaigti, kad galėčiau abi kartu įrėminti. Tai kai praeitais metais prisėdau, tai po naujųjų metų neprisiričiau. Tai ką jūs matote ir yra 12,38%. Palyginus nedaug dar daug darbo liko, bet netaip sunkiai siuvinėjęs. Ir ten aišku pamėtymas spalvų yra gėlėse, bet gan gražiai gaunasi. Taip kad Mereška vintažinės lilijos. O sekantis darbelis tai yra iš 2013 metų žurnalo Cross Stitch ir Needlework. Aš jį pradėjau rugsėjo pabaigoje praeitais metais, siuvinėjau ant 28 kaunto, kaip čia, arbata iš spalvinto Monako. Tai čia ne pati dažiau, čia tai vadinasi pavadinimas medžiagos. Dydis yra schemos 72 ant 118 ir aš jį pradėjau rugsėjo pabaigoje. Ir beveik jisai yra baigtas, jau netgi jau pasirašiau šiuos metus, čia papačioje 24 metai jau pasirašiau. Ir jeigu matėte mano mėnesinius pamastymus, tai kai jį siuvinėjau, tai truputėlį ten irgi keikiausi, nes schemą ant žurnale kartais buvo sunku pamatyti, kuria spalva ką daryti. Nes ten tokie labai panašus atspalviai gaunasi ir kaip ant viršaus ten daryti. Pavyzdžiui, čia tas kaip ir būna, jeigu nepatinka jums ta blackwork, tokiais kaip ir biesais siuvinėti, tai čia irgi savaip sugalvojau, kaip tą rėmą daryti, ką ant viršaus daryti ar taip toliau. Ir šituos, ką pirmą, ką ant viršaus irgi taip sumašiau pati, kaip sakant. Bet matote, kaip įdomiai gaunasi viskas. Ir čia su Whisper tuo siūlu, tokiu pašniu, pašnus, man atrodo, žodis vadinasi. Ir galim sakyti, viskas baigta, tai man pritrūko tik tai va to auksinio tokio senovinio kreiniko. Reikia pabaigti aplinkui rėmą ir man atrodo viskas ir bus padaryta. Žodžiu, toks truputėlį komplikuotai aiškinama schema, bet labai gražiai gaunasi ir noriu pabaigti būtinai šiais metais šitą Leonardą. Ir tikiuosi, kad galėsiu pabaigti, nes, pavyzdžiui, 1-2-3 Stitch jau senai to kreiniko neturi ir vis laukiau, bet turbūt reikės iš kitokios kokios kompanijos arba gal galerijoje gausiu tą siūlą ir galėsiu jį pabaigti.
Ir sekantis eilutėje būtų iš žurnalo Cross Stitch and Country Crafts. Senesnis žurnalas, nors tuos dizainus šiaip jau galim nusipirkti ir Cooler Design Studio internetinėme, ten PDF, man atrodo, galima netgi nusipirkti kaip dizainą. Ir šitas taip pat kartu eina labai gerai su tokiu schema, kur ten apie medutį yra. Ir aš abudu juos turiu. Ir žadu abu siuvinėti. Šitą aš pradėjau spalio pabaigoje praeitais metais ir šiemet dar neprisiliečiau. Taigi, ką matote, tai yra 3,6%. Ir kitais metais tikrai aš jo nepabaigsiu. Jisai buvo mano kelioninis darbelis, užtat aš paėmiau tą vieną spalvą ir kur daugiau buvo ir variau, kaip sakant, rėmą, pagal kurį ten po to galėčiau pridėjinėti daugiau visokiausių kitų atspalvių. Dizainas pats gaunasi 140 ant 180 ir virš 16 tūkstančių iš viso bus kryžiukų. Ir turi turėti, man rodo, 48 maždaug DMC spalvas. Ir kadangi jis buvo kelionės, tai buvau įsidėjusi taip greitai į Q-snapą ir taip dabar tikiuosi išimti ir normalaus siuvinėti, bet štai kaip atrodo mano rožių sodas. Arba darželis, turbūt rožių gėlių darželis. Na, o šitas būtų paskutinis darbelis, kuris dabar yra dar likęs nuo 23 metų. Ir tai dabar jau gautųsi numeris 23 ir jisai vadinasi kaip ir Kalėdų senio meilės darbas. Ir aš jį pradėjau per kūčias 23-aisiais, kaip tik buvom pas giminės ir nusprendžiau kažką naujo pradėti, tai dėl to yra pagrindė taip rėmas padarytas ir išsiuvinėto, kur buvo daugiau spalvos. Šis dizainas, aš jį turėjau irgi žurnalo, vadinosi Treasures ir Needlework, 92 metų vasaros. Dizainerė Dana Ewan ir schema gaunasi 166 ant 250. Nusprendžiau siuvinėti ne ant lino, o ant Jobelan 28 kaunto Lamb's Wool, tai kaip čia avies vilna vadintųsi. Ir iš viso turi gautis apie 39,5 maždaug tūkstančio kryžiukų jį siuvinėjant. Kadangi pradėjau tik tai pačioj metų pabaigoje ir po to šiemet dar neprisiliečiau, šiemet žadu, praeitais metais šiemet neprisiliečiau ir šiemet žadu prisiliesti kalėdų laikotarpyje vėl ir nežinau, kada aš jį užbaigsiu, bet čia būtų mano pats paskutinysis, dabar jau 23 darbelis, kuris liko nuo 23 metų.